Kodėl ši nuotrauka nėra tokia gera, kokia galėtų būti? Pirmiausia, žmogus yra tiesiai per nuotraukos centrą, o tai dažniausiai nesižiūri gerai. Geriau žmogų komponuoti truputį vienam arba truputį kitam nuotraukos krašte. Antra, yra keistoj vietoj nukirptos kojos. Reiktų kirpti arba aukščiau, arba tada jau rodyti žmogų visų ūgio, tam, kad matytųsi ir batai. Trečia, pilkas tilto turėklas nuotrauką pačioje dalina pusiau. Nuotrauką padaro labai statišką ir tokią nuobodžią. Ir ketvirta, žmogus žiūri tiesiai į kadrą. Ir tai visą laiką atrodo šiek tiek dirbtinai. Šiai nuotraukai trūksta labai nedaug. Užtenka paeiti truputį į šoną ir fotografuoti įstrižai. Tokiu būdu žmogus sukomponuotas visų ūgių ir šiek tiek nuotraukos šone, ne per vidurį. Taip pat pilka tilto atrama sukuria įstrižainę ir nuotrauką padaro nebe tokią statišką. Paulina nebežiūri į kadrą, kas suteikia šiek tiek natūralumo ir spontaniškumo nuotraukai. Be to atsirado saulė, kuri visą laiką atrodo gerai.